Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi Bekai Associates jau šį kartą antrame sezone. Tai šį sezoną darysime dalykų šiek tiek kitaip, jau šiame epizode yra pritaikomi nauji konceptai, vėliau juos aptarsime. O šiandienos tema yra, kodėl reikia investuoti. Taip pat po šios temos apkalbėsime ir pirmojo sezono refleksiją bei kitus svarbius Bekai Associates dalykus. Tai ačiū Jums, kad vėl sugrįžot, o dabar galėsime pradėti. Taigi, kodėl reikia investuoti? Taip pat prieš pradedant dar noriu pabrėžti, kad šis epizodas yra kiek kitoks dėl to, kokią struktūrą naudojame. Prieš tai visi epizodai buvo parašyti Wordo lape ir aš juos tiesiog skaičiau. Idėjos vis tiek buvo mano, mintis buvo mano, tačiau aš jas skaičiau. Na, o šis epizodas yra kitoks, nes aš neturiu jokio teksto prieš save, aš turiu tik tais kelis bullet pointus, kuriuos aš norėsiu šiandien su jumis aptarti. Taigi, kad suprastume, kodėl yra svarbu ir kodėl reikia investuoti, mes pradžioje turime suprasti, kas iš viso yra tos investicijos. Tai pagal mūsų draugą ChatGPT, investicijos tai finansinių išteklių skyrimas su tikslu gauti didesnę grąžą ar pelną ateityje. Taip, visiškai teisingai, tačiau investicijos tai nėra tik susijęs su pinigais, kaip dauguma ir iš jūsų turbūt manote. Investicijos taip pat gali būti ir fizinės bei protinės. Apie piniginės investicijas kalbėti išsilavinimo ar dar kažko, nelabai kol kas dar turiu. Dėl to suteiksiu keletą rekomendacijų, kur apie tai galite klausyti vėliau. Na, o kaip ir lyderiams yra būdinga, mes kalbėsime apie kiek kitokias investicijas. Tačiau investicijų teorija vis tiek lieka ta pati, kai mes investuojame kažką, kad gautume didesnę grąžą ateityje. Tai būtent pakalbėkime dabar apie fizinės investicijos, tai kaip jas galėtume suprasti. Tai fizinės investicijas aš traktuoju kaip investicijas į savo sveikatą ir kūną. Tai kaip mes galime investuoti į tai? Tai dauguma suprantate, kad sportas yra labai svarbi ne tik lyderio, bet ir žmogaus dalis. Tai pradėti sportuoti ir geriau jaustis yra būtina investicija. Net negalima, bet būtina investicija, jeigu mes norime būti gerų žmogumi. Ką jau kalbėti apie buvimą gerų lyderių. Tai sportuoti galite pradėti visiškai bet kada ir bet kokiomis sąlygomis, kad ir savo kambaryje. Galite, jeigu turite daugiau išteklių, pirkti sporto klubo abonementus, prisijungti prie sportinių komandų, prie dar kažkokių būrelių ar dar kažko panašaus. Labai paprasta, tiesiog YouTube'e galite susirasti savo mėgiamą sporto šaką, jų yra begalės, patikėkite manim. Ir tikrai nors viena, galbūt ir Lietuvoje ne per daug populiari, jumis tikrai užkabins. Tai galiu garantuoti. Tai kuom dar yra svarbios fizinės investicijos? Tai kad jūsų sveikata yra jūsų viena iš 3 valiutų. Tai yra 3 valiutos svarbiausios yra sveikata, pinigai ir laikas. Visada turite panaudoti kažkuriuos 2, kad gautumėte kitą. Tai sveikata, manau, yra vienas svarbiausių šiame trejetuke. Taigi, manau, kad investuoti šiek tiek laiko į tai, kad gyventume ilgiau, gyventume kokybiškiau ir tiesiog geriau, tai yra, kaip anglai pasakytų, no-brainer dalykas. Tiesiog tai yra būtina ir tai yra svarbu. Taigi, protinės investicijos. Jie sudaro tokie dalykai kaip podcastai, kaip pavyzdžiui šis. Žinoma, sudaro ir YouTube'o mokomoji medžiaga. Taip pat sudaro ir knygos bei kai kurie filmai. Žinoma, studijos universitete, mokykloje, seminarai ir taip toliau ir panašiai. Protinių investicijų yra labai daug ir turbūt netgi daugiau negu sportų. Tiesiog, jeigu pasidarytumėte savo researchą, jūs tikrai rastumėte, kur kokybiškai ir gerai galite investuoti protiškai. Žinoma, tai daugumoje situacijų yra netgi nemokama. Pavyzdžiui, YouTube'as jums yra prieinamas visiškai nemokamai. Šis podcastas jums yra prieinamas visiškai nemokamai. Bibliotekos jums yra prieinamos visiškai nemokamai, jeigu tik sugebate laiku grąžinti knygas.
Apie mokyklas ir universitetus jau yra kita tema. Mokyklos taip pat yra nemokamos, bet universitetai jau gali reikalauti šiek tiek ir piniginių išteklių jūsų protiniam investicijom. Labai greitas įsiterpimas ir pasakau, jeigu norite investuoti finansiškai, labai rekomenduoju paklausyti Ilja Laurso lietuvių investuotojo podcastą. Jį taip pat galite rasti Spotify'e, tiesiog parašykite Ilja Laurs ir pamatysite. Taip pat jį galite rasti ir YouTube'e. Taip pat man labai patinkantis investuotojas ir turinio kūrėjas. Tai tiek. Taigi, kaip jau aptarėme, sportas, finansai, sveikata, protas. Darželinukui aiškios investicijos, dėl ko tai yra svarbu ir dažniausiai mes kasdieną tai šiokiu ar tokiu būdu tai laviname. Tačiau dėl ko aš iš vis kuriu šį epizodą ir dėl ko lyderiai apie tai kalba. Tai kaip jau ir patys suprantate, gyvenate dauguma jaunimo tarpuose, ne dauguma, beveik visi Bekijos Aušys klausytojai yra jaunimas. Jeigu yra ir senimo, tai labai džiugu ir taip pat ir jiems čia yra naudingos medžiagos, tačiau jaunimas aiškiai mėgsta investuoti į ne ten, kur reikia. Taip pat ir senimas, aš nieko nesakau, tačiau kaip mums suprasti, kada investuojame neteisingai? Tai žinoma, sportas, protas, mes investuojame kasdien. Pažįstu ir net nepažįstu, didžioji mano dauguma pažįstamų sportuoja. Ir tikrai visi mokosi. Tačiau mes mėgstame investuoti į dalykus, kurių grąža nėra teigiama. Pavyzdžiui, socialinė medija, narkotikai, alkoholis, taip toliau ir panašiai. Pradėkime nuo socialinės medijos. Tai socialinėje medijoje taip pat galite rasti ir teigiamų investicijų, jeigu jūs kuriate savo asmeninį brandą, jeigu ieškote connectionų, jeigu ieškote patirčių, taip toliau ir panašiai, idėjų, dar kažko. Tačiau jeigu be jokio tolko jūs tiesiog scrollinate ir prarandate minutės ir valandas, tai tikrai yra neigiama investicija, nes jūsų viena iš svarbiausių valiutų tiesiog ima ir dega ant nieko. Narkotikai ir alkoholis kaip ir užima labai panašią spragą. Taip pat šios abi priemonės taip pat yra labai, nesakykim sunkiai, brangiai prieinamos, ypatingai narkotikai, juos gauname mažais kiekiais už labai didelius pinigus ir kai pamastome, kad visa tai, ką mes gauname iš šių dviejų medžiagų ir tai yra tiesiog labai trumpam laikui geras laikas, nežinau, kiek jis yra geras, aš tokių dalykų nebandžiau pats, tačiau ką tikrai žinau, kad tai kainuoja labai daug ir kad tai dažniausiai atima dieną po, kai jūs tai darote. Tai, sakykime, visa diena yra labai didelis laiko tarpas, kai mes galime kažkokį norimą įgūdį galbūt ne išmeistrauti, bet tikrai gerai suprasti. Taip pat pinigai. Kalbant apie alkoholį, vienam vakarui jūs greičiausiai tikrai padedate nuo 20 eurų, kas kalbant pinigais yra labai stambus pinigai. Su 20 eurų jūs galite padaryti labai labai daug, tik tais jeigu jūs tuom pasidomėsite. Kalbant apie narkotikus, tai yra tas pats dalykas, tik tais dar didesnės sumos. Tai nematau tikslo praradinėti pinigų tokiems bereikšmėms ir tiesiog beprasmiams dalykams. Atsiras tokių žmonių, kurie šiuos dalykus gins, kad padeda atsipalaiduoti ar dar kažką, bet nuo ko mums tada reikia atsipalaiduoti, jeigu mes net nesugebame investuoti jokio savo svarbaus laiko į kažko tikrai kokybiško gavimą. Taip suprantu, mokslai ir darbai, tai stresą kelintis dalykai, tačiau yra geresnių būdų atsipalaiduoti, negu save tiesiog žudyti ir savo žemės duotą laiką tiesiog švaistyti niekur. Taip pat ir jūs galite investuoti į kažkokį jūsų pasirinktą dalyką, naudodami visus tuos 3 dalykus. Tikrai yra paprasta, patikėkit manim, paprasta kažką pradėti. Pasiekti daug ir labai gero, taip, tai jau yra sunku. Tačiau jeigu jūs pradedate pirmąjį žingsnį, kuris tarp kitko yra pats sunkiausias, patikėkit manim, jūs prasilaušit ir jums viskas bus paprasčiau. Taigi, tema apie investicijas kaip ir jau pabaigta. Tikiuosi supratote, ką norėjau pasakyti. Šis epizodas man kur kas kiek sunkesnis yra, nes neturiu savo teksto, neturiu savo komforto zonos, bandžiau iš jos išlipti.
žinoma, jums tai irgi jausis, nežinau kaip, ar tai bus ausrėžintis dalykas, ar tai bus kaip tik natūralesnis ir gyvesnis dalykas. Na, man galiu pasakyti, tikrai nebuvo lengva. Na, o dabar pereisime prie antros dalies, prie pirmojo sezono refleksijos ir prie kitų dalykų. Taigi, pirmame sezone išleidome 4 podcastus. Vienas iš jų buvo video medžiagos ir su aukšto lygio svečiais. Taip pat geriausiai performinės podcastas buvo, kaip bebūtų keista, pats pirmasis, kas yra lyderis. Surinkome beveik 100 perklausų per visus 4 podcastus bendrai, kas iš tikrųjų nėra labai didelis skaičius, tačiau kaip pradmeniai tai yra iš tikrųjų gan stiprus startas. Ir nors ir mūsų lūkesčiai ne visai buvo užpildyti, mes negalime nieko daugiau norėti, nes tikrai nepadarėme tiek, kiek galėtume padaryti daugiau, bet labai tikimės, kad antrame sezone visa tai keisis. Na, o kad Bekai Associates galėtų tobulėti, tai yra ne tik mūsų reikalas, bet netgi ir didžiąja dalimi tai yra jūsų reikalas. Na, o dabar leiskite pasakysiu kelis variantus, kaip galite prisidėti prie Bekai Associates. Taigi, pirmas ir pats paprasčiausias variantas jums būtų tiesiog nueiti po šio podcast'o pagrindiniu ekranu, kur tiesiog matote mūsų vizualą ir kiek laiko perklausėte, ir apačioje nuskrolinę matote komentarų sekciją. Toje komentarų sekcijoje galite palikti mums atsiliepimus, kritiką, pagirimus, bet ką. Mums tinka viskas, mums labai patinka jūsų grįžtamasis ryšys. Tai labai padeda tobulėti ir tai labai padeda morališkai, kaip bebūtų keista. Dar kartą įsiterpsiu ir noriu pabrėžti, kad komentuoti galite tikrai drąsiai, nes komentarus matau tik aš vienas, nesijaudinkite. Taip pat, kaip jūs dar galite mums padėti? Šiek tiek sudėtingesnių variantų, tai yra tiesiog pasiimti savo telefoną, atsidaryti Instagramą, nueiti į Bekai Associates puslapį ir tiesiog užsidėti mus ant savo story. Kuo tai mums padės? Tai mums padės iš jūsų aplinkinių pritraukti dar daugiau klausytojų kokybiškam ir geram turiniui, kuris tikrai gerės ir kokybiškės tik su daugiau klausytojų. Kuom dar tai mums padės, tai Spotify'us praleido monetizaciją Lietuvoje. Tai reiškia, kad jeigu mes surinksime atitinkamą auditorijos kiekį, mes galėsime iš savo podcastų uždirbti pinigus, nes iki tol prieš tai viskas buvo mūsų norų, investicijos buvo pilnai iš mūsų kišenės, na ir labai tikimės, kad tos investicijos tikrai mums atsipirks. Ir žinome, kad atsipirks, jeigu mes tenksimės ir jūs mums padėsite. Taip pat ateityje galime tikėtis ir daug didesnių dalykų, tokių kaip privatus turinys memberiams. Tai kaip ir žinote, na, greičiausiai tą konceptą suprantate dauguma. Apie jį pakalbėsime jau tik tada, kai jis jau bus mums įmanomas ir prieinamas. Labai prašome jūsų pagalbos, šios pagalbos, kurios pareikalavau. Ji tikrai jums nėra sunki. Taip pat, jeigu atsirastų savanorių, kurie norėtų techniškai prisidėti prie Bekai Associates, tai yra padėti su podcastų kokybė, su Instagramų vizualų kokybė, mes drąsiai jūs priimsime, mums reikia pagalbos. Mes to neslepiame, tačiau daug paprasčiau yra mums tiesiog pakomentuoti arba mus užsidėti ant story. Tai ačiū jums už šį epizodą, ačiū, kad klausėtės. Tai tikiuosi antras sezonas bus dar stipresnis negu buvo pirmasis. Tikrai stengsimės išlaikyti reguliarumą. Ką dar pabrėžti? Taip pat dar vienas greitas įsiterpimas iš ateities. Tai jeigu jums nėra patogu klausytis mūsų podcast'o per Spotify'ų, drąsiai parašykite Instagramą arba į šiuos komentarus ir tiesiog pasakykite, kad reikalingas YouTube kanalas. Apie tai jau aptarėme su kitais Bekai Associates nariais, jiems ši idėja labai patinka, tačiau aš žiūriu kiek skeptiškai. Bet jeigu poreikis yra, tai būtinai tai atsiras. Tai galiu pabrėžti, atsiprašau už šio epizodo galbūt
garso kokybę. Šiuo metu vėl esame mūsų studijoje garaže. Taip pat gal ir girdėjusi pašaliniai garažiniai garsai, taip pat ir statikas iš lempos ir mikrofonų. Nu, ką jau padarysi, tokios sąlygos šiuo metu tėra. Bet tikrai, jeigu mes tobulėsime, tobulės ir įranga, tobulės ir sąlygos. Ir... Na, kaip tik fone girdite, ką ir turiu omeny. Bet manau, jeigu garsą paslėpsime su muzika, viskas bus geriau. Taip pat atsiprašau už kai kuriuos šiek tiek lūžusio balso dalis šiame epizode. Taip pat yra sunkiau kalbėti be teksto prieš akiją, tiesiog kalbėti iš savęs į mikrofoną, stengtis visko nesugadinti. Tikrai yra nelengva ir šitą įgūdį dar kol kas aš tiesiog vystau. Ir jis dar greičiausiai užtruks išvystyti, bet labai tikiuosi, kad jums tai per daug ausies nerežia, jums tai per didelio diskomforto nesukelia. Taigi, ačiū jums už šį epizodą, susitiksime greičiausiai labai greitai. Ačiū jums ir iki greito.